Darbų procesų valdymas yra viena svarbiausių CRM programos funkcijų, todėl darbų planavimas turi būti paprastas ir greitas. Mūsų programoje patogiausia planuoti darbus planuojamų darbų skiltyje, projektų skiltyje arba kalendoriuje. Jei darbą norite planuoti planuojamų darbų skiltyje, tuomet turite surasti norimą įmonę, prie kurios norite planuoti darbą ir tuomet spaudžiate dešinį pelės klavišą Naujas darbas. Galite įvesti darbo antraštę. Ir to iš esmės užtenka, kad galėtumėt išsaugoti darbą, žinoma, jeigu programos administratorius nenurodė, kad kažkurie laukai yra privalomi. Arba galite dar nurodyti spalvą, kuri bus matoma kalendorijoje, arba pasirinkti darbų grupę. Tai gali būti patogu, jei jūs norėsite vėliau matyti ataskaitas, kiek buvo atlikta skambučių, paruošta pasiūlymų ar pasirašyta sutarčių. Spaudžiate išsaugoti ir tokiu būdu bus matomi absoliučiai visi suplanuoti darbai prie pasirinktos įmonės. Darbą taip pat galime suplanuoti per projektus. Čia galite kurti naują projektą arba atsidaryti jau esamą. Ir planuojamų darbų skiltyje spaudžiate Naujas įrašas. Vėlgi įvedat darbo antraštę. Pasirenkat spalvą. Galite nurodyti darbų grupę. Atkreipkite dėmesį, kad planuojant darbą per projektus iš karto užsipildo projektų skiltis. Spaudžiam išsaugoti. Ir tokiu būdu projektų vadovas galės matyti visus su projektu suplanuotus darbus ir kai jie bus atlikti, jie automatiškai persikels į atliktų darbų skiltį. Jei pažiūrėtume vėl planuojamų darbų skiltį, pamatysime mūsų suplanuotus 2 darbus. Ir nepaisant to, kad darbas buvo planuojamus per projektus, mes vis tiek jį matysim planuojamuose darbuose. Dabar darbą galime suplanuoti ir kalendorijoje. Matome mūsų 2 suplanuotus darbus. Ir galima suplanuoti dar vieną darbą. Tuomet spaudžiame dešinį pelės klavišą Naujas darbas. Dabar galime panagrinėti daugiau planuojamo darbo galimybių. Kadangi darbą planuojame per kalendorių, sistema iš karto siūlo įmonę, su kuria paskutinį kartą dirbame. Jei norime dirbti su kita įmonė, tuomet spaudžiam ant paieškos mygtuko, įvedam pavadinimo fragmentą, pasirinkam reikalingą įmonę. Taip pat įmonę galite ieškoti nebūtinai pagal įmonės pavadinimą. Čia galite ieškoti ir pagal bet kurį kitą kontaktinį lauką. Jei jūs paspausite ant įmonės pavadinimo, jūs galėsite matyti čia pagrindinę informaciją apie įmonę, taip pat čia visas reikšmės galite ir koreguoti. Tuomet galite nurodyti kontaktinį asmenį, jeigu šis darbas susijęs su kažkuriuo žmogum. Ši informacija ateina iš pagrindinio kontaktų lango ir iš skilties kiti kontaktai. Jei jūs norite redaguoti reikšmę, tuomet spaudžiate dešinį pelės klavišą redaguoti ir redaguojate reikalingą reikšmę. Arba galite sukurti naują įrašą ir čia įrašyti kitą kontaktinį asmenį, kuris atsiras prie kitų kontaktų. Galite įvesti darbo antraštę, nurodyti spalvą. Šios spalvos gali turėti reikšmės įmonės lygių, tai reiškia, kad kažkuriai spalva reiškia, kad tai yra skubus darbas ar kažkuria darbų grupė, arba gali būti palikta laisvė žmonėm patiems apsispręsti, ką spalva reiškia jiems. Taip pat galite įvesti darbo aprašymą, nurodyti darbo grupę. Jei reikšmių trūksta, spaudžiate dešinį pelės klavišą, redaguoti. Čia galite ištrinti nereikalingas reikšmes arba pridėti papildomas. Taip pat visada galite susidėlioti eiliškumą, kaip jūs norite matyti visas reikšmes, arba tiesiog rūšiuoti pagal abėcėlę. Dabar šį darbą galime susijęti su projektu. Jeigu tai yra naujas projektas, vėlgi spaudžiate dešinį pelės klavišą, redaguoti. Matote visus esamus projektus, taip pat galite spausti dešinį ir rašyti naują projektą. Darbą galite planuoti savo arba deleguoti kolegai. Jei jūs deleguosite šitą darbą kolegai, tuomet darbas atsiras jo kalendorijoje. Papildomai jūs galite jį informuoti apie tai elektroniniu paštu. Nurodite darbo datą ir laiką. Taip pat gali būti darbas suplanuotas be datos ir laiko. Toks darbas iš karto atsiras kituose darbuose ir nesvarbu, kurioje dienoj kalendorijoje būtumėt, jūs visada matysite visus suplanuotus darbus be datos. Darbas taip pat gali būti ir pasikartojantis, tai kad darbas gali kartotis kasdien, kas savaitę ar kas mėnesį. Ir pasirinkus pasikartojimą, matysite, kad mygtukas yra paryškintas. Tuomet nurodote darbo trukmę. Ir jeigu jums svarbu matyti, kiek tiksliai sugaišote laiko, jūs tuomet galite spausti play mygtuką. Ir programa skaičiuos, kiek laiko
jūs sugaišote su konkrečiu darbu. Ir net jeigu darbas bus uždarytas, jūs visada matysite, kad yra skaičiuojamas jūsų darbo laikas. Ir paspaudę mygtuką ant laiko, jūs visada galėsite atsidaryti tą darbą ir paspausti pauzę. Taip pat jūs visada galėsite atsidaryti ir pasižiūrėti, kada tiksliai buvo paspaustas play mygtukas ir kada paspausta pauzė. Ir jeigu per klaidą buvo priskaičiuota daugiau laiko, jūs tokį įrašą galite ištrinti arba rankiniu būdu įrašyti papildomą įrašą. Dabar jūs galite taip pat užsidėti galutinį terminą arba deadline'ą, iki kada darbas turi būtinai būti atliktas. Jūs galite taip pat gauti pranešimus, jeigu jūs delegavote darbą ir buvo deadline'as viršytas, sistema jūs gali informuoti apie tai, kad jau viršytas deadline'as ir informuotas gali būti tiek darbo gavėjas, tiek darbo davėjas. Ir informacija gali ateiti sistemoje arba elektroniniu paštu. Taip pat jūs galite užsidėti priminimą, kad sistema primintų jums apie šį suplanuotą darbą, pavyzdžiui, 30 minučių prieš darbo pradžią. Ir jeigu šitie darbai yra sinchronizuojami su mobiliu telefonu, tuomet visi priminimai ateis į jūsų mobilų telefoną. Šis planuojamas darbas taip pat gali būti susietas praktiškai bet kuriuo įrašu sistemoje. Pavyzdžiui, jeigu tai yra sutartis, mes galim susijęti su sutartim. Mums atsidaro šios įmonės visos sutartys, mes galime įrašyti naują sutartį arba susijęti su jau esama sistemoje sutartimi. Tai yra labai patogu, jeigu jūs deleguojate darbą ir, tarkim, darbas susijęs su sutarties perskaitimu ir žmogus tiesiog atsidaro darbą, spaudžiant mygtuko ir iš karto gali matyti, apie kokią sutartį eina kalba ir gali matyti fiziškai prikabintą failą. Tiesiai planuojamam darbe jūs galite nurodyti, kokias paslaugas ar prekes siūlote šitai įmoniai. Tuomet tiesiog nurodote, kokia tai yra paslauga. Mato vienetas, kiekis, kaina. Taip pat jūs galite pasirinkti prekes tiesiai iš sandėlio. Tuomet tiesiog jūs nurodot pavadinimo fragmentą ir sistema jums randa visas prekes atitinkančias paiešką. Matot prekės pavadinimą, kodą ir kiekį sandėlį. Taip pat jūs visada galite spausti informacinį mygtuką ir daugiau informacijos peržiūrėti apie konkrečią prekę. Taigi pasirenkat prekę, nurodot kiekį, galite nurodyti valiutą, kuria yra siūloma paslauga ar prekė, galite tiesiai čia išrašyti sąskaitą išankstiniam ar sąskaitą faktūrą. Taip pat visas šias detalesias eilutes galite eksportuoti arba į pasiūlymą, arba į sutartį, arba tiesiai į pajamas, kad galėtumėt matyti visas paslaugas ar prekes, kurias pardavėt šitam klientui. Tuomet tiesiog pasirinkat, kur eksportuoti ir spaudžiate eksportuoti. Taip pat tiesiai čia galite daryti nurašymą. Paspaudę mygtuką nurašyti, pasirinktos prekės iš sandėlio automatiškai bus ir nurašytos. Darbo planuoti taip pat galite iš karto keliems žmonėm. Tuomet tiesiog nurodot žmonės ir visada bus matoma, kas darbą suplanavo ir kas yra darbo gavėjai. Tokį darbą galima planuoti keliais būdais. Pirmas būdas tai darbą suplanuoti visiems žmonėm kaip vieną darbą. Tai reiškia, pakoregavus vieną darbą pasikoreguos visi darbai, arba galima kurti 4 identiškus darbus. Ir tuomet pakoregavus vieną ar ištrynus kažkurį darbą, tai neturės įtakos likusiems darbams. Ir vėlgi galime informuoti visus žmonės apie tai, kad jiems yra suplanuotas darbas. Taip pat galime gauti pranešimus apie mūsų deleguotus darbus, pavyzdžiui, pranešimą apie darbo pabaigą. Taip pat galim gauti pranešimą apie datos ar laiko ar vykdytojo pasikeitimą. Tiesiai iš planuojamo darbo taip pat jūs galite rezervuoti reikalingus resursus. Tai yra, pavyzdžiui, jeigu jūs įmonėje dalinatės automobiliais, posėdžių salėm ar kitais resursais, jūs tiesiog galite tiesiai čia juos rezervuoti. Tiesiog pasirenkam reikalingą resursą, spaudžiam pridėti ir iš karto matom, kad yra rezervuotas resursas. Žinoma, resursus jūs galite rezervuotis tiesiai per resursų modulį, bet tai yra labai patogu daryti tiesiai iš planuojamo darbo. Ir tuomet tiesiog spaudžiate išsaugoti. Matom prie mūsų suplanuoto darbo, kad yra nurodytas deadline'as ir jeigu deadline'as bus viršytas, jis taps raudonas ir bus rodoma, kiek jau laiko yra viršytas šis pasirinktas deadline'as. Dabar galime ir pabaigti mūsų suplanuotą darbą. Tam spaudžiam dešinį pelės klavišą, baigti darbą ir rašome darbo rezultatą, nurodom kitus požymius. Taip pat, jeigu reikšmių trūksta, mes galime juos visada redaguoti ir spaudžiam baigti darbą. Matom, kad darbas dingsta iš planuojamų darbų ir atsiranda atliktų darbų skiltyje. Taip pat darbą galite baigti tiesiai iš planuojamo darbo. Tam spaudžiam baigti darbą ir rašom darbo rezultatą. Jei baigti darbą paspaudėm per klaidą, mes galime atstatyti į pradinę planuojamo darbo poziciją.
Bet jeigu darbą vis dėlto norime baigti, tuomet spaudžiame baigti darbą, naujas darbas. Tai reiškia, kad vienu veiksmu bus ir baigtas darbas, ir suplanuotas naujas darbas, nes praktiškai visada vieni darbai seka kitus. Pavyzdžiui, buvo paruoštas pasiūlymas, reikia paskambinti, buvo paskambinta, reikia paruošti pasiūlymą ir panašiai. Taigi spaudžiam mygtuką ir matom, kad suplanuotas darbas dingo iš planuojamų darbų ir galime planuoti sekantį darbą. Ir matom, kaip sistemoje atsirado priminimas apie tai, kad buvo suplanuotas darbas. Čia priminimą mes galime nukelti į vėlesnį laiką arba nurodyti, kad mums sistema nebeprimintų. Ir dabar galime taip pat darbą ištrinti, jeigu jis yra nereikalingas. Tiesiog spaudžiam dešinį pelės klavišą, trinti darbą. Ir kadangi su darbu yra susijęs resursas, sistema mūsų klausia, ar tuo pačiu trinti ir resursą, ar tik ištrinti suplanuotą darbą. Tai galim trinti ir resursą. Darbą užbaigti galite jo ir nesuplanavę. Tai padaryti galite kontaktuose, atliktų darbų skiltyje arba tiesiai kalendoriuje. Tuomet tiesiog spaudžiate dešinį pelės klavišą, pasirenkat baigtas darbas, užpildote atlikto darbo rezultatus ir spaudžiate baigti darbą. Dabar jeigu vėl pažiūrėtume į kontaktų langą, matome, kad iš planuojamų darbų skilties visi darbai dingo ir persikėlė į atliktų darbų skiltį. Ir tokiu būdu jūs galėsite matyti absoliučiai visą darbų istoriją susijusią su šia įmonė. Ar šie darbai buvo atlikti prieš metus, prieš 2 metus ar prieš 10. Taip pat jeigu pažiūrėtume projektų skiltį, galim matyti, kad darbas iš planuojamų darbų persikėlė į atliktų darbų dalį. Tad tiek trumpai apie planuojamus darbus, linkime sėkmės darbe su klientais ir tikimės, kad mūsų programa padės jums dirbti patogiau ir efektyviau.